Prisipažinsiu atvirai, sužinojusi Alinos gyvenimo istoriją labai bijojau su ja susitikti. Bijojau, kad bus nepakeliama klausytis jos pasakojimų apie degradavusius artimuosius, smurtą, badą ir mėginimus nusižudyti. Bijojau sutikti palaužtą žmogų, kuriam nerasiu tinkamų žodžių. Tačiau vos Alina pravėrė duris, baimės įsisklaidė. Mus pasitiko didžiulės giedros akys ir plati šypsena. Kada pas ją būni, tai ta meilės aura, jinai spinduliuoja. Ir žinau, kad kai manęs klausia, nu kaip, kas, sakau, kai pas ją nueini, tai sakau, atrodo Dievas šalia. Nu, tikrai taip gera, nesinori net išeiti. Mes kasdien su Alina susiskambinam, sako Vanda, net po keletą kartų. Žinau, kada jie atsikėlė, ką valgė, kur ėjo. Negaliu ramiai užmigti neišgirdus Alinos balso. Man atstojam kaip motina, šiltas, niekada nenusigręš nuo vargingo žmogaus ir bėdoj visada padės. Ir dalinasi tuom, ką turi. Ir niekada nepasakys blogo žodžio. O visada mokės prieiti prie žmogaus, suprast ir vien tik žodžiais paglostyti. Va. Tai svetimas žmogus jum tapo artimesnis už giminės? Savus, taip. Augau su globėjais. Seneliais. Taip, mano motinos tėvais. Gal nuo 4 metukų. Aš net nežinau, kiek mane paliko, bet žinau, kad mažiukė buvau labai. Ir mamos neatsimena? Nuotraukose buvau mačiusi, o taip ne. Dėdulis tai tokis būdavo griežtas ir pastoviai engdavo dėl motinos klaidų, visas pyktis, visas ta neapykanta eidavo ant manęs. Broliai taipogi lygindavo mane su motina. Irgi. Ir kad ir suaugom, bet iki šios dienos iš brolių palaikymo neturiu. Gatvėje susitinkam, praeinam kaip nepažįstami. Nei labas, nei viso gero. Va. Ir būdavo atskriausdavo broliai išgėrę ir maistą imdavo, kurį įsigydavau aš, ir pinigus pavogdavo. Va taip va. Tai vargo daug gyvenime buvo, nuo pat mažens atsimena daug skriaudų, gerą žodį iš ko išgirsdavot? Kaip išėjau profesinę mokytis, nes vaikų teisės per mokyklą. Aš kreipiausi, kad jau nestatydavau nepamiegojusi, tai netaip apsirengusi, nes būdavo, kad ir iš namų išvydavo seneliai girti. Tai buvo toks atvejis, kad žiemą su kuprinė pakilau liftu ant 9 aukštą ir kai būdavo 9 aukščiuose konteineriai, tie tokie vamzdžiai šiukšlėm išpilt. Tai ten pasidėjau kuprinę ir va taip naktį praleidau. Ir paskiau nenuėjau nei į mokyklą, bet paskiau, kada nusileidau ryte ant 1 aukštą, tai jau kaimynai, kaip pasakė, kad jau klausinėja, kur aš, nes girti išvydavo, tai nepamena, tai paskiau tą incidentą buvo prisiminę, atsiprašinėjo, prašė, kad grįžtų į namus. Bet grįžti ir ta pati istorija vėl tęsiasi. Pažintis buvo tikrai ir reikšminga tiek man, tiek jai. Aš dirbau Žemės ūkio mokykloje Balbieriškyje, dailininkė, bet laisvu laiku aš dirbau Paguodos telefone. Ir ten daug kas žinojo. Ir kartą man atveda pavaduotoja mergaitė, 14 metų, labai simpatiška, labai atviro veido, tokia juodbruvokė. Ir, sako, jinai pati papasakos. Jeigu trumpai, tai buvo mėginimas nusižudyti. Ir aš su ja šiek tiek pakalbėjau, nenorėjau aš ten labai varginti. Nebuvo depresyvi, nebuvo verkianti. Atvira su šypsena. Ir paskui aš ją kviečiausi vienam kitam pokalbiui, trečiam ir taip toliau. Ir išaiškėjo, kodėl. Kodėl jinai tą ryžosi daryti, ten bendrabuty gėrė vaistų. Jinai bėgo iš aplinkos, kurioje gyveno. Aplinka tai tokia, milicija tada buvo,
Milicija beveik kasdien lankėsi užregistruota kaip landynė. Dėdukai augino 3 mažus anūkus, mama pabėgus į Ukrainą, Alina buvo jauniausia. Ir va įstojo mokintis į žemės ūkio mokyklą. Ir jinai pasakoja man apie savo tą baisę, tikrai baisę vaikystę. Dėdukų pyktis galbūt buvo ant vienintelės jos dėl to, kad motina paliko juos mažiukus. Jiem, ko jie labai nenorėjo. Savaitėm dienom jie buvo nevalgę. Kaimynai maitindavo, jau mato, kad jau baliukai prasideda, tai pasikviečia vieną kitą vaikutį. Tik atsiranda gailestingų žmonių, o išgėrę vydavo, ypač Alina vydavo iš namų. Tai va taip, žodis po žodžio, ir aš sužinojau tą jos gyvenimą ir mačiau, kad reikia paramos. Tai va tas suicidas ir buvo bėgimas iš tos aplinkos, o antras bėgimas iš aplinkos jau buvo kitą kelią rinkosi. Kuo greičiau ar ištekėti, ar susiras draugą. Susirado Balbieriškį draugą, kuris ją parsivedė namo. Jai buvo jau 17. Buvo 17, o paskui, kada buvo teismas dėl alimentų, jisai nenorėjo pripažinti mergaitės. Ir per teismą jisai pasakė, man jinai buvo reikalinga tik dėl pinigų. Tačiau net ir tai nepalaužė Alinos tikėjimo žmonėmis. Kaip tas drugelis, ji ir toliau ieškojo šviesos. Ir vėl nudegė. Dar buvo vienas vyras, čečėnas. Taip, buvo. Mum tapo tokis kaip užnugaris nuo brolio. Nes brolis pastoviai vesdavosi draugus ir savo kambarį išgirdinėdavo, prisigerdavo, girti privemdavo ir pastoviai man, kaip poilsio nebūdavo, o mergaitė augdavo, labai bardavosi, kad nėra ramybės, kad sunku yra. Kam nusipirkdavom valgytis, visą laiką neždavo savo tiem sugerovam užkasti. Dėdukas bijodavo visada kištis, nes pastoviai būdavo sumuštas. Tai užsirakindavo galų gale savo kambarį, nesikildavo. Ir viskas taip eidavo, kad man visa atsakomybė. Pretenzijas kelti, kad nesivedžiotų, o kaip pakeldavau pretenzijas, taip smurtas. Tiek mergaitę grasindavo per mergaitę, nes nekęsdavo, pretenzijas keldavo, kad naktim verkė, kad jam trukdo miegoti ir necenzūriniais žodžiais, ir pastvėręs būdavo, ir grasindavo, kad ir šitą bastrę tiek šunsieną. Gaudavau pašalpą, nespėdavau paryt pamaitinti mergaitės. Einam į parduotuvę, pinigų nėra. Pavogė ir pabėga, grįžtu apsiverkusi, ką dėdukas tylėdavo. Deja, ir ši atrama buvo trumpalaikė. Palikęs Alinai dovanų sūnų, dingo ir šis vyras. Už našlaitės pašalpą nusipirkusi bendrabučio kambarėlį, jaunutė mama išvadavo savo vaikus nuo triukšmo ir smurto. Bet nuolatiniu jų palydovų tapo badas. Atsimenu, man labai suspaudė širdį, kai tada jau tas čečėnas buvo dingęs ir jis buvo ją išmokęs kepti tą čečėnišką duoną. Ir atsimenu, jinai pasakoja, sako, aš prikepiau tos čečėniškos duonos, gal dar kažką tokio, o sako, vaikam duodu valgyti, o aš pati atsigulu, užsikloju galvą, kad taip, sako, užsikloju galvą, kad nejaučiu, kad jie valgo. Aš, sako, labai norėdavau, bet sako, aš viską vaikam. Pamatęs, kad Alina galo su galu nesudurė, į namus vėl įsiprašė pirmasis vyras. Ir vėl apgavo. Trapi moteris liko jau su 3 vaikais – Justina, Elonu ir Pauliumi. O prieš pusmetį gimė dar viena mergaitė – Evelina. Deja, kai mes filmavome, ir jos tėvo nebuvo šalia. 4 vaikas atsirado dabar birželį, bet jau jinai buvo ištekėjusi. Normali, civilinė buvo metrikacija. Vaikinukas iš kaimo, paprastas, suklupęs, jis buvo lygtinai teistas.
Nu ir ten per Kalėdas jisai neprisistatė, kai reikia prisistatyti lygtinai teistiem. Ir gal dar nežinau tiksliai, ar tai jie susimušė, kad jam tą lygtinumą dabar reikia atsėdėti. Ir kai jinai jį lankė, buvau pas jį pasilikus. Ir man atrodo, jis norėjo šito vaiko. Mes ir taip su Alina kalbėjom. Jis ir šitam jauniausiam, mažiausiam Pauliukui davęs pavardę. Kaip jie to vaikelio laukė, abu svajojo, va jis išeis. Sako, visiems vaikams bus lengviau. Aš taip galvojau, kad ne kiekvienas pakliuvęs į tokią įstaigą, į zoną, nėra degradavęs nusikaltėlis. Aš skaitydavau jo laiškus, man duodavo paskaityti. Jinai smulkiai atpasakoja pokalbius. Jinai taip manim pasitikėdavo ir, ne tik aš, bet tie, kurie man padėjo remti Aliną, kai gimė šita mergaitė, daug kas atsitraukė. Na, aišku, negera dabar man ir prisiminti. Ir buvo toks klausimas, kad gal negimdyti. Ir netgi aš sakiau, tu gal išsiskirk. Būk su tais 3 vaikais, mes ištemsim. Nesakau, žinok, Alina atkrito. Mūsų rėmėjai, padėjėjai, draugės ir taip toliau atkrito. Sakau, aš nežinau, ar aš tau pajėgsiu padėti. Ir sakau, pasakysi tu man po rytoj. Ir aš galvoju, ką jis nuspręs, o širdies gilumoje patikėkit, aš taip norėjau, kad jis pasakytų, negaliu, ne. Ir tikrai, aš turbūt ją gerai pažinau, aš laukiau šitą atsakymą, jinai, sakau, kaip Alina nusprendė. Jinai sako, aš negaliu to padaryti. Sako, taigi jau yra kojytės, rankytės, širdukė plaka. Tai va tokia meilė, kad, sakau, tokia meilė, aš tiesiog pavydžiu tiem vaikam.